Aš norėsiu atsakymo turbūt iš premjerės ir iš vidaus reikalų ministrės. Nekartą girdėjome, kaip trūksta policijos pareigūnų Lietuvoje. Tuo tarpu generalinis komisaras sako, kad padėtis įtempta ir ypač Vilniuje, o vidaus reikalų ministerija ir Vilniaus valdžia turi minčių netgi vilioti policininkus, pavyzdžiui, nemokamų viešuoju transportu. O tuo tarpu mes stebime susirinkusias gausias policijos pajėgas saugoti Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąskrydį, tik neaišku, nuo ko juos saugoti reikėjo. Kadangi jūs pati visai neseniai inicijavote įstatymo pakeitimą, kad premjerė ir Seimo pirmininkė galėtų nesinaudoti vadovybės apsaugos paslauga nedarbo valandomis, tai prašau tada atsakykite, kodėl būtent į šį sąskrydį, kuris vyko nedarbo dieną, jūs vykote ne asmeniniu transportu, o pasinaudojate savo privilegijomis? Ir antras klausimas, kiek iš viso kainavo policijos pajėgos mokesčių mokėtojams per šį renginį? Gerbiamas kolega, jūs puikiai žinote, kodėl. Ir aš būčiau galėjusi nuvažiuoti į tą renginį ir pati savo automobiliu, bet tą dieną aš buvau renginiuose Rumšiškėse ir tas jums taip pat turbūt yra žinoma. Aš buvau renginyje Rumšiškėse, kur buvo renginys Lapteviečių pagerbimo. Aš suprantu, kad jums tokie renginiai yra nesvarbus, bet čia jau yra jūsų problemos. Ir jeigu jūsų gerbiamas kolega nebūtų užsimojęs ateiti į renginį, kuris jo visiškai neliečia ir pasimosikuoti tenai aplinkui kameromis, matiugalnikais ir dar kažkokiais kitais dalykais, tai tiesą sakant, turbūt aš būčiau galėjus nuvažiuoti tenai ir pati. Bet mano saugumo situaciją vertinu ne aš, o tie žmonės, kurie yra atsakingi už mano saugumą. Dėkui, taip, ministrė dar. Gerbiamas kolega, aš pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį mūsų viešojo saugumo tarnyboms visoms, kurios yra mūsų sistemoje. Tai, kad tokio finansavimo ir tokio dėmesio nėra buvę. Jeigu kalbėti apie policijos biudžetą, koks jis yra skirtas, tai darbo vien užmokesčio dalis, ar ne, kur yra skirta 23 metais, yra tokia, koks buvo 20 metais visas policijos biudžetas. Tai tikrai rodo, kad šita vyriausybė tikrai ne tik, kad kalba, bet ir daro realius veiksmus, finansuodama mūsų tarnybas ir gerindama situaciją. Nes motyvacija pareigūnų ir aprūpinimas yra mums ypatingos svarbios prioritetas. Kalbant apie situaciją Vilniuje, taip, mes turėjome pasitarimą su naujų Vilniaus meru ir aptarėme, koks galimas bendradarbiavimas, nes yra gal 5 savivaldybės Lietuvoje, kur yra bendradarbiaujama ir savivaldybės įsitraukia į tą procesą ir prisideda vienokiam ar kitokiam priemonėm, pritraukiant ir motyvuojant naujus pareigūnus dirbti vienoje ar kitoje savivaldybėje. Sutarėme su Vilniaus savivaldybė, kad apjungiam pajėgas ir ieškosime, kas galėtų tame būti motyvacinėme pakete. Šiuo metu ir dabar Vilniuje dirbantis pareigūnai gauna papildomą Vilniaus priedą, tai yra plus 150 eurų. Galbūt apsvarstę su Vilniaus savivaldybė taip pat sutarsime dėl kažkokio tai ir finansinio priedo, ir kitų motyvacinių priemonių, kurios leis paskatinti ir pritraukti daugiau pareigūnų dirbti čia.